Mūsų šildymo sistemą sudaro grindinis šildymas, sieninis šildymas ir lubinis šildymas. Grindise dažniausiai naudojam anglies pluošto infraredinę plėvelę. Sieninėme šildyme tai gali būti arba gipso plokštė, kuri jau integruojama į sieną, arba tiesiog šildytuvai sieniniai, infrarediniai. Lubose dažniausiai montuojame plokštės. Mūsų šildymo sistema skirta šiuolaikiniam žmogui, taupančiam žmogui, skubančiam žmogui, kuris nenori prižiūrėti šildymo sistemos ir kuris nori be abejo pigiau ją įsirengti ir eksploatuoti. Pirmas svarbus punktas tai be abejo tai, kad yra ekonomiška šildymo sistema. Antra, kodėl verta, tai kad yra pigi šildymo sistema, tai yra maža investicija lyginant su kitomis brangiomis šildymo sistemomis. Tai tiesiog mūsų šildymo sistemai nereikia katilinės, nereikia kamino, nereikia brangios santechnikos. Yra paprastai montuojami šildymo prietaisai. Ir kaip jau užsiminiau, paprastai montuojami, tai tiesiog trečias būtų privalumas paprastas ir greitas ir nebrangus montavimas. Dar vienas iš privalumų, tai kad nereikalauja visiškai priežiūros sistema. Vieną kartą sumontavom, galbūt vieną kartą ar 2 kartus į metus suprogramavom termostatus ar kitą išmanę valdymo sistemą, kurią net galim mobilių telefonų reguliuoti šilumą namuose. Daugiau jokios priežiūros mums nereikia tai sistemai. Jokių papildomų kaštų. Sveikas mikroklimatas. Taipogi labai svarbus dalykas, nes neturi didelio įkaitimo paviršių ir nedegina deguonies. Taip pat pasiskirstimas tarp grindų ir lubų dėl infraredinio šildymo yra minimalus temperatūros pasiskirstimas, todėl mažiau keliamos dulkės ir tiesiog yra puikus mikroklimatas žmogui gyventi.